Labadiena visiems, eteryje svarbiausių savaitės aktualijų apžvalga. Po įspūdingos Kauno Žalgirio pergalės Eurolygoje prieš Milano klubą, žalgiriečiai atsisveikino su pirmuoju savo krepšininku šiame sezone. Kauniečiai sekmadienio vakarą oficialiai paskelbė, kad kauniečių spalvų jau nebegins Taironas Volasas. Su juo sutartis nutraukta abipusiu susitarimu. Taip pat skelbima, kad klubas reaguodamas į šį išvykimą aktyviai ieško papildymo. Volasas su komanda jau nebuvo rungtynėse LKL čempionate, kuriuose Kauno Žalgiris priėmė Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Volasas Lietuvos krepšinio lygoje sužaidė 3 rungtynes ir rinko po beveik 13 taškų per mačą. Eurolygoje jis sužaidė 2 rungtynes ir per jas rinkdavo vidutiniškai 4 taškus. Antradienio vakaras buvo džiugus abiem Europos taurėje rungtyniaujantiems klubams. Pergalę šventė tiek Panevėžio Lietkabelis, tiek Vilniaus Wolves. Panevėžiečiai Dabuose iškovojo pirmąją sezono pergalę, įveikdami praėjusio sezono finalininkę Bresoburgo ekipą 84-80. Nugalėtojų gretose 22 taškus surinko ir puikų pasirodymą puolime surengė Marko Pecarskis. Tomo Pičkauskio sąskaitoje 16 taškų. Jorgiaus Kalaitzakio 14. Dėl traumų panevėžiečiai šioje dvikovoje turėjo verstis be Darijaus Stavilovičiaus, Aleksandro Koblero ir Justino Brikso. Panevėžiečiai didesnį ar mažesnį pranašumą turėjo praktiškai visos dvikovos metu. Ketvirtojo kėlinio pradžioje panevėžiečiai įgijo 8 taškų persvarą. Vis dėlto varžovai dar pajėgė sukurti dramą paskutinėmis minutėmis. Laimiai viskas baigėsi sėkmingai ir Lietkabelis atidarė pergalių sąskaitą Europos taurėje. Kur kas dramatiškiau susiklostė Vilkų dvikova išvykoje su be pergalių liekančia Sopoto Trefl ekipa. Jos metu lenkai pirmavo vos kartą pirmojo kėlinio metu. Vis dėlto dar tame pačiame kėlinyje Vilkai įgijo 2-ženklę persvarą ir atgal nesižvalgė. Atsigavimo ženklus Lenkijos klubas ėmė demonstruoti po ilgosios pertraukos. Ketvirtajame kėlinyje Vilkai dar pirmavo trapę persvarą. Vis dėlto šeimininkams pavyko išlyginti rezultatą ir išplėšti pratęsimą. Bet per jį stipresni buvo Alessandro Magro auklėtiniai 99-92. Trižanas Tarvanas nugalėtojams pelnė 17 taškų, Andrewsas pridėjo 15, o po 14 surinko Jeffrey Tayloras, Anthony Kovanas ir Keresonas Brooksas. Vilkams tai antroji sezono pergalė Europoje. Dabar Wolves turi tiek pat pergalių, kiek ir Badalolo Žuventut krepšininkai. Kitą savaitę Vilkai Dabuose priims Stambulo Bešiktaš, o Panevėžio komandos laukia išvykos dvikova su Valencija. Toliau laidoje apie Kauno Žalgirį ir Eurolygos dvikovą su Tel Avivo Maccabi. Galingą Eurolygos sezono startą kauniečiai pratęsė ir šioje dvikovoje. Svečiai buvo įveikti rezultatu 78-63. Tai trečioji kauniečių pergalė, kuri leido kauniečiams įsitvirtinti turnyro lentelės viršūnėje. Varžovai nokdauną buvo pasiųsti dar pirmoje dvikovos dalyje, kuomet po 2 kėlinių kauniečiai pirmavo 20 taškų skirtumo. Ir nors po pertraukos Odeto Katašo auklėtiniai sugebėjo sumažinti skirtumą iki 9, rungtynes vainikavo Edgaras Ulanovas ir Dovydas Giedraitis. Abu jie pataikė po tolimus metimus ir nulėmė rungtynių baigtį. Kauno komandos kapitonas buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 14 taškų. Puikiai sezono starte atrodantis Dovydas Giedraitis pridėjo 13. Igno Brazdeikio kraityje 9 taškai. Kauniečiai užfiksavo geriausią startą Eurolygoje nuo 2020 metų, kuomet pirmosiose 4 rungtynėse buvo švęstos pergalės. Pratęsti puikią atkarpą kauniečiai bandys jau kitos dvikovos savaitės metu. Keliauti į išvykas kauniečiams nereikės. Tiek rungtynės su Belgrado Crvena Zvezda, tiek susitikimą su Padako kauniečiai žais savo aikštėje. O šiandien jau atsisveikiname ir sakome iki kito karto.